vieną vėtrą ant savo sofutės. Srautas, ką kortos nori jums pasakyti? Pirma korta 2 lazdų, antra 3 pentaklių. Žinot, kad padaryti tinkamą pasirinkimą visgi reikia išsiaiškinti, iš ko ką renkuosi. Čia, kaip sakoma, jūs stovite ant pasirinkimo. Greičiausia pasirinkimo problema, nes nežinau, ką išsirinkti. Todėl ir turiu išsiaiškinti viską. Kas mane žiūri? Kas mane žiūri? Žmogus, kuris šitame gyvenime ketina savo teisės atstovėti ir bent jau prieš save pačiam savo įrodyti, ko jis vertas ir neišduoti savęs. Pasirinkti būtent save. Jisai, kaip įdomiai, žmogus, kuris dabar šiuo metu šiek tiek plaukia prisiminimuose, praeityje ir ten ieško tam tikrų atsakymų. Tai mažo kūdikio savęs, mažo vaiko prisiminimas, galų gale paieška praeityje pamestų dalykų, kurie dabar ant tiek svarbus, kad juos reikia atgaminti ir galbūt netgi realizuoti, nes tai susiję būtent su tikruoju aš ir ko aš noriu šitame pasaulyje. Tai pakibęs tas žmogus truputėlį jūs esate. Dabar tokia kaip ir pauzė, nelaisvė, negebėjimas kažką tai veikti, nes esate tokioj padėty, kai ir nuveikti nieko negali. Bet žiūrintis mane dabar mąsto šitoj pozicijoje, tai savanoriška tam tikra auka susieta su tuo, kad gaučiau po to kažką tai. O ką gaučiau? Tipažas taurių. Jausmus, išmokti mylėti, gauti tą įsimylėjimą, laimę, gyvenimo šventę tą pačią, kad tiesiog džiaugčiausi šituo gyvenimu ir tai man priklauso, aš noriu pati dalinti, pats dalinti pati, čia negaliu identifikuoti, kas žiūri, ar pats ar pati noriu gauti, noriu duoti, noriu išmokti, adekvačiai elgti šitame santykyje. Galime dar vieną kartą. Apie tai aš svajojau senai. Tai iš tikrųjų mano išsvajoti dalykai ir kartais net išsapnuoti. Tie iš sapnų dalykai ateina į gyvenimą, būna labai keista. Ir jūs dabar jaučiatės mane žiūrintis tokie biškelių sutrikę, pasimetę, kaip tai galėjo būti, bet užtat nieko. Pozicija apginti save, neišduoti save, pirmoji labai teisinga, labai aiški. O toliau eina analizė, atranka, mąstymas ir netgi kartais šitos aukos pakabintojo vaidinamo kortos reikšmė, kad netgi pasižiūrėti gyvenimą iš kitos pusės. Iš kito kampo, aukštinkojom žiūrint į pasaulį, jis atrodo visai kitaip. Tai čia apie tai, kad išmokti su tais jausmais tvarkytis, pajausti tą laimę kasdienybėje ir atitinkamai sutvarkyti bendradarbiavimą su kažkuo, tai kam duoti, iš ko imti, ką duoti, ko tikėtis. Ir tai viskas susiję, būtent labai reikia daug veikti, nes neaišku, kaip atsirinkti ir ką išrinkti. Daug pasirinkimo variantų yra. Kas jūsų gyvenime vyksta? Aš žinau. Nieko blogo, lengvumas. Kas jūsų gyvenime vyksta? Tuoj palaukite, išdėsiu priėmų sprendimą pradėti naują gyvenimą. Kas čia, nes aš galiu. Kaip sakoma, jei ne šita korta, tai viskas aišku, bet dabar aš nežinau, ar tai jūs išdavėtės kažkoks žmogus vardu Pentaklių karalius, ar jūs jį išdavėt. Čia kitas dalykas, bet jūs laimėjot. Nors ta pergalė vadinamoji tokia gaunasi, kad nelabai skaniai. Arba pralaimėjot, bet su tokiais kaštais pralaimėjot, kad ir laimėtojas nesėkmingas, nes jūs ten, ta prasme, čia tokia
neskaniai korta. Ir truputėlį dar kvepianti baimę, nerimu, bet labiau baimę galbūt. Bijojimu kažkokiu tai, bet dabar su to pentaklių karaliu, kas jisai? Žiūrintis ar ne? Nu, kad žiūrintis, tai ką čia vyrai mane žiūri? Nu gerai, jeigu vyrai, tai tada vyrai. Tai jeigu vyram traktuoju taip, kad pentaklių karalius atsisako savo pareigų ir kartu jaučiasi, kad jisai truputėlį išduodantis. Nežinau ką, save, kitus. Bet jis, nu kaip ir, jūs norite gyventi laimingai, viskas okei. Ir per tą lengvumą kažkaip gavosi lengvai atsisakyti tų funkcijų, bet kirba mintis, kad kodėl aš tai padariau. Atsakomybių, pareigų, dar kažko tai. Bet jūs atsisakėt ne šiaip savo, o su kažkokiu tai ryškiu sprendimu, kad aš einu į naują, nes aš tai galiu. Ir tas mano galiu gaunasi kaip ir tikslas. Aš žinau, ko aš noriu ir tai aš pasieksiu. Belė kokia kaina, žinoma. Ir tada atsiranda tas, kad aš atsisakau kažkokių pareigų, įsipareigojimų, atsakomybių. Viskas. Gal čia kažkokia buvo, nežinau, atsidavimo kažkam tai istorija. Ir jau viskas, gana, daugiau to nebedarau, bet viduje kirba vis tiek toksai neskanu. Ar tikrai reikėjo to padaryti? Taip padaryti, bet ko gero reikėjo, nes, atsiprašau, kiek galima, ne veltui gimė ta mintis, kad aš turiu eiti į naują. Nes tame, kame esu, šiaip tai iš tikrųjų aš išduodu save. O čiagi korta, aš jau daugiau nebeišduosiu. Aš jau renkuosi save atstovėti. Trejetas, tai čia taurių gali būti, aišku, gyvenimo šventė, džiaugsmas, laimė, bet kartu ir tokio kaip trečiosios šalis, dar kažkas. Tai, būna momentas, kai tenka rinktis vieną iš visų esamų. Čia užuomina apie tam tikrus neskanius dalykus, bet kurie ateina mūsų gyvenimo, mūsų neklusdami ir dažniausiai tai ne nuo mūsų priklauso. Dabar žiūrėkite, aš noriu pasižiūrėti, koks jums planas iš aukščiausių čia numatytas. Pirmas, tai kažkodėl tai jūs nori panardinti į kažkokią tai pauzę, kurioje jūs pamastysite, kaip jūs save puikiai apgaudinėjate šitame gyvenime. Viską laikydamas savyje. Ir viską kaupdamas savo, dar plius būdamas be galo pavydus, turbūt pavydėjote ir artimam kažko tai, ir savo merginos, ir dar kažko tai. Gal tas momentas ir buvo reikalingas jūsų gyvenime, bet apie tai reikia ir suprasti, ką aš darau, kaip aš darau ir kodėl aš tai darau. Tai čia jie nori kažkaip tai jūs dabar panardinti tą pauzę, kurioje vyktų tam tikras išgijimas ir apmąstymas. Kur aš save apgaunu? Ir tikrai aš tai darau dėl savęs. Ir kodėl aš viską savyje laikau? Viską dėl savęs. O viešpatie. Ir ateina ta ugninga ir aistringa lazdų karalienė. Planas tai planas, o ką ta karalienė turi jo gyvenime nuveikti? Bent jau pajudinti iš sustingimo taško. Matot? Čia jisai sustingęs ir pajudėti negali, nes tas monetas visas laiko prie savęs. Jis jas brangina, taip, jis labai jas brangina, bet jos jam trukdo judėti. Ir todėl jūsų gyvenimą įveda kažkokią tai ugningą merginą, kuri aistringa, karšta, veikli, kūrybinga, iš tikrųjų kūrybinga, meniška natūra, nežinau, kas jinai ten ką jin beveikianti. Ir jinai jūs išjudina iš sąstingio taško. Aišku, čia toks judėjimas, labiau stovėjimas, bet jau ant žirgo bent atsisėdot. Toks aukščiausiai planas, kad bent jau jisai pajudėtų ir suprastų, kur juda. Ir čia judėjimas ne šiaip savo materialiam pasaulyje, kad pradėtum judėti
būtent materialiam pasaulyje keisti savo aplinką, išorę. Gyvensena materialiam pasaulyje, čia taip kaip sakoma, darbas, namai keisti, dar kažką, tai čia tokie, kasdieniai reikalai, be kurių mes negalim būti, kurie užima daug laiko, bet ne veltui lėtai reikia judėti, nes jie yra tokie klampus. Keičiasi, ne taip kaip mintis, šiandien vieną, rytoj kitą. Fizikoje kažką tai pakeisti, pakankamai sunku, ne? Kažkoks toks gražus, bet neambicingas planas jūsų atžvilgių iš aukščiausių. Pagaliau pradėti judėti. Ir tame ir turbūt yra susietas klausimas, kuris iškrito. Pasirinkti tikslą. Ne, padaryti pasirinkimą ir kaip jį išnagrinėti. Mes jį ir nagrinėjom po biškelę, ne? Kokį pasirinkimą pasidaryti? Ar judėti, ar nejudėti? Tai galite ir sėdėti toliau. Bet jeigu norit vardan jos, kuri jūs išjudina kažką tai padaryti, kodėlgi ne? Tai reikia išnagrinėti, ką aš ar renkuosi ar ne, galbūt greičiau. Į klausimą, ką kortos nori pasakyti, pasaulis prieš jūsų kojas, tam tikras etapas baigėsi. Įsijungia jėgos užtenka, sveikatos užtenka, jėgos užtenka. Bet per pasaulį dar mintelė, aišku, logiška kažkokia etapo pabaiga, bet ir tas begalinis pasaulis po jūsų kojomis atsiveria ir kartu su šita korta jėga. Jeigu aš darau dėlionę vyrukam, tai jūsų gyvenimą ateina, sakyčiau, tikra meilė, trauka. Moteris ateina, jūsų valdo. Ir kam jums to reikia? Todėl, kad tai nauja galimybė jums. Gerbėmieji, ir uždarė man dėlionę. Reikia užbaigti kažką seno, pasinerti naują ir ten yra jums tikrai puikios galimybės materialiam pasaulyje realizuoti. Kas jums svarbu, nes tai pati geriausia korta kaladėje, tūzas, pentaklių, kuris atveria naujas galimybės, šansą. Ir sako, toliau nekalbėsim per visus galus, nes vyriausia žinia. Toliau paslaptis. Arba toliau jūs žinot patys atsakymus. Ką jums reikia daryti su šituo? Ką aš dabar papasakoju? Taigi, pasirinkimas, man atrodo, kaip ir aiškus. Bet išanalizuoti, ką iš ko renkatės, tai greičiausia tai yra materialiam pasauliu, kokius pokyčius turit savam gyvenime daryti. Ir atitinkamai remiantis tuo, ar norit tų pokyčių bent jau, ar ne, daryti pasirinkimą. Jums 2 variantai, iš ko rinktis. Darau arba nedarau. Toliau dar šakosi pasirinkimai, ką darau, kaip darau, kur darau ir visai kita. Bet čia begalybė, žinokit. Tai čia tik vidinis pokalbis, o kelionė bendra, nors mane žiūrinčių nelabai daug, bet konkretumas kiekvienam savo. Ir atsakymas yra jumise. Ir aš suprantu, kad vyrams su intuicija sudėtinga, bet jinai galingas instrumentas. Tik su intuicijos pagalba jūs rasit tinkamus atsakymus. Ir būtent jie bus teisingi, tikri. Įjungsit logiką greta, sutrinsit intuicijos rezultatą į miltus ir gausit logišką, visai nekokį variantą ir ten nukeliavę, teks grįžti atgal. Nieks nesako, kad tas pasirinkimas baigtinis. Likimas keistas daiktas, keistas, jisai daiktas ar reiškinys, bet jisai dažniausiai, žinokite, mūsų valdo ir sukioja ratais ir mes vis tiek grįžtam į pradinį tašką ten, kur mes turime būti. Kažkaip taip norėjau protingai pakalbėti, o gavosi bele kaip. Gero laiko jums, mėlėjai, ir iki susitikimo kitose video.